Gerai, mes dabar atvažiavom į muziejų auto. Čia yra pristatymas ralio automobilio. Jų kovinio bolido, ne? Taip. Viskas teisingai suprantu. Taip. Važiuos šešiose šalyse, tokiuose kaip Italija, Lenkija. Šitas labai gerai paminam. Čia mano mėgstamiausia. Čekija, Švedija. Švedija, Čekija, lyg ir sakė jo. Bet nesu tikra dėl Čekijos. Ir dar kažkokia šalia yra. Nu, žodžiu, ten, jeigu įsiaiškins. Čia filmuoji dabar? Ką, negalima? Ai, sveiki. Ne, tai galima, aš tiesiog nustebau, nes aš šnekėtum realiam gyvenime. Užeisim į vidų ir pažiūrėsim. Viena iš mašinų yra Lancia Delta, o kita, nežinom, to sužinosim. Kokie keitė tavo galimi variantai? Kokias mašinas? Truputį pasigūglinau, tai arba Nissanas, arba Subaru. O tu iš formos nusprendai, kad... Nu, aš taip pagalvojau, kad galimai ten gali būti arba Toyota, arba Fordas. Tai sužinosim. Tai sužinosim. O tai mes iš kažko lažinamės ar ne? Nu, iš kažko įdomaus. Kas yra įdomu, žinai. Pavyzdžiui, jeigu aš laimiu, varom, skrendam į Armėniją, jeigu tu laimi į Londę. Davai. Čia dabar kertant telefoną viską. Jūs esat liudininkai. Jeigu nei vienas nespėjom, tai liekam Lietuvoje, nu ką padaryti. Daugelis, manau, kas domisi tikrai žino, tai už savaitės mes išvykstame į Švediją, kadangi savaitgalį prieš Europos ralio čempionatą, kuris prasideda Švedijoje, turėsime, mini ralį Švedijoje apie 100 km, tai lietuviškai standartas, tai čia beveik ir A-lyga gaunasi. Tai pradedame nuo Švedijos, toliau seka Roma, turėsim Lenkijos etapą, toliau labai legendinis ralis Čekija, Velsas ir Portugalija. Iš šių 6 etapų tik tais 2 yra žvėriai. Pirmas ir paskutinis. Tad, mėlėjai, ačiū visi, kad susirinkote ir norime jums pristatyti 2026 metų mūsų naują ralio automobilį. Lancia Y Rally 4. Ne, nu šrygi protingas. Šalimais stovi Lancia, prie įėjimo į pastatą stovi Lancia. Dideliam raidėm visur logo Dacia, o aš Toyota. So, grazie, ačiū, thank you very much, the best of luck, congratulations for your achievements, and viva l'Italia and viva la Lituania. Grazie. Nu tai ką? Nu nei Nissanas, nei Fordas, nei Toyota, nei Ferrari. Bet vis Lancia. tiek varysime į Angliją, neaišku, ir Londone, nes rugsėjo berods 4-6 dienomis ten vyks ralis. Tai kaip ir nuspręsta. Kaip ir tu laimėjai. Kaip ir prieš kiekvieną kelionę reikia pasirūpinti ir automobiliu, tai tam pas mus yra tokia priemonė nuo Hado Cleanery. Tai ką mums reikia padaryti, tiesiog pirmą įpilti šitą priemonę ir pripildyti pilną bako kūro. Pilną bako kūro. Šitas skamba labai gerai. Patiko tau šitą dieną? Yeah. Tai noriu tik priminti, kad visus šitos produktus galite rasti internetinį arba fizinį parduotuvį Hado. O fizinė parduotuvė Hado galite atėsi ten, už kampo užeisit. Dabar nesimato, reikia biškį pavažiuoti, žodžiu, Savanorio prospekto, čia žiedas prie Ergo, jeigu ką, iš kelio prie iki. Užeisit Hado, dideliam raidėm parašytą, rasit. Aš manau, kad šitą rytojaus epizodą filmuosiu tiesiai nuo tavo kiemo, Andriau, žinok. Man, kiek čia pas mus, 11 vakaro? Va, pasisveikink su žmonėm. Sveiki visi. Man 5 ryto važiuoti į Šiaulius į driftą, o ką mes darom? Panamera. Dėl ko? Dėl to, kad pažadėta buvo atiduoti 5-dienį. O ką mes, jeigu pažadam, visada atiduodam. Faktas. Tai man atsirado tam tikrų niuansų su mašina. Neatsirado. Mes žinojom, kad tai bus, bet tiesiog detalės vėlai važiuoja, čia laukti reikia po savaitę 2, tai mašina reikalinga šiandien. Bet laikinai išsprendėm, aš manau, Rastas sprendimas. ant 10 su pliusu. Einam klaidas ir bandom testuotis.
Nu, atrinkit ir lėksiu, aš dar išplauti reikia mašiną. Ir, dar reikia grįžti X paimti iš kiemo. Aš nežinau, aš man atrodo nemiegojęs važiuosiu į Šiaulius. Čia visą laimę, kad ne tau drįstot reikia. Nu tai bent jau, pamiegosiu gale. Gerai, kad turiu vairuotoją. Nuo tokio greičio ir aš jų fone. Juoda naktis man prieš akis spaudžia mane. Kas atsitiks, jeigu neliks šviesos danguje? Kažko liūdna. Žadinam? Kas yra? Kas vyksta? Kijo pažadino. Važiavam? Važiuojam, kartingai. Kartingai, все. Davai, let's go. Turim nugalėtoją. Porą žodžių norėjau į kamerą. Pasikroviau malko. Vakar reiškia būti nemigusiam. Jo, Šį visada kartą yra priežastis arba svoris, arba miegas. Šį kartą ne sekundę atsilikau, vos ne minutį. Nieko, važiuosim tai dar kartą. Man atrodo, buvo lievas kartingas. Ne, aš vėl jį apdėsiu. Dar kartą pasakyk. Aš tave apdėsiu. Pažiūrėk. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. Maybe I'm all around in the dust of the deed of time. Dabar aš suprantu, va, tikrasis rezultatas. Aš tau sakiau, kad ten kartingas nevalino. Tai čia realiai beveik lygiasias. 11 val. Bus briefas, tai kažkur 15 minučių aptarsim trasos taisyklės, dėl žalos informuosim žmonės ir nuo 11:15 kažkur iki pusė pirmos bus fast lapas. Tai fast lapo metu trasa bus biški platesnė, į kalną galima bus važiuoti. Tie, kas važiuos fast lapą, jie galės visą tą tikrą ratą trasą važiuoti. Ir tada nuo 12:30 iki pat vakaro bus driftas. A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs. A moment of love, a dream, a lie, a moment of love.
su kitu? Ne, pusė visur. Danielis. Aš pažiūrėsiu. Mėgti spalvą? Ar menka gal dažytoje pusė? Kiek spalvai bus? Starsim, bet Šitą dailiam čia reikia. kom galėjau, su tom padėjau, kaip sakau. Nu tai, ką aš žinau, nu tai va toks va ir tas driftas. Kaip vadinasi renginys Icon? Žodžiu, pasiekite Instagram'e Hebra Icon, aš pats buvau pirmą kartą, patiko, bet labai neblogai, sekantį kartą reikia dalyvauti kaip dalyviui. Žiauriai įdomus, faina, kad mašinas visos naujos, kaip matot, Hebra net ir jų negaili, važiuoja kaip senais gerais laikais su Tram 6, daužo. Skaniai pisas valgo. Šiaip buvo maisto, renginys geras, buvo ir kartingų, nu, viską matėt patys, daug kas aišku nepateko į kadrą, bet duodu tokiam renginiui, nu, čia toks gan draugiškas renginys, sakyčiau, Jo, šiaip vidinis toks jo, 10 balų šiaip man. Jo, dėl kompanijos. Jo, dėl kompanijos atsipalaidavau max. Kitas dalykas, kas paminat praeitam epizodė, sakiau, kad reikia parašyti savo kažkokį vinkodą, kurį turit, kur manot, kad bus žiauri ataskaita ir buvo konkursas, kad žiauriausią ataskaitą išsirinksiu ir žmogus laimės maikę su mano logo, tai peržiūrėjau visas ataskaitas, kurias atsiuntėt, šiaip dauguma buvo tvarkingų, vienas iš jų Buvo mažiau tvarkingas. mažiau tvarkingas, nebuvo kažko labai žiauraus, bet vat, Robert Kov Ryga parašė vinkodą, įsivedam į Car Vertical, žiūrim, matom, kad mašina buvo visų pirma klijuota plėvele, nes originaliai jinai juoda, buvo daužtas priekis keleivio pusė, bet kaip ir sakau, nieko rimto, realiai čia toks daužimas. Airbagas buvo šovęs vairuotojo, 40 mylių ridos, ką žinau, šiaip tai iš ataskaitos vis tiek pakankamai tvarkinga Panamera, manau, kažkas jau yra susitvarkęs ir važinėja savo laimingas. Tai maikė atitenka Robertui, Robertai susisiek su manim Instagram'e,
Visiems kitiems, kas planuojate nusipirkti automobilį, tai nuolaidų kodą žinot, Armen įsivedę, gausit 20% nuolaidą. Tikiuosi epizodas patiko, susitiksim kitą kartą. Čiau.